Tai labas rytas. Senai nesimatėm, jo. Tai šiandien atvykau prie tvenkinuko pamėginti pagauti lyną. Ir ką mes čia šiandien naudosim? Ogi, kaip ir įprastai, turim slėkelio, turim kukurūzų, turiu čia nuo senų žvejybų tiesiog pašaras. Buvo žirnių su kukurūzais. Tai iš kameros kažkoks pašaras sušalęs, vakar įsitraukiau. Tai tiesiog nieko ypatinga, kažkokie seni likučiai. Tai toks stambi frakcija, aišku. Na ir viskas. Užsimečiau, kaip sakyt, pasibarščiau, įsipiliau kavytės ir dabar bandysim sumedžioti tą Lietuvos nacionalinę žuvį. Iš tikrųjų tai pasišėriau. Dabar jau praėjo gal kokį, 20 minučių, bet nematau tokių kažkokių judesių. Nei burbuliuoja, nei kokias švendrės netoli niekas nejuda. Tai kažkaip įdomiai. Jokių požymių, kad žuvis ateitų. Va. Nu čia jau turėtų būti jas. Oi, koks nedidelis. Čia nei grybštelio nereikia. Štai. Štai. Nedidukas. Leidžiam iš karto vandenį. Važiuoja. Ei. Nieko kito nedaro. Taip labai nekonkrečiai važiuoja. Su sustojimais. O dabar pradėjau važiuoti normaliai. O papa. Truputį žolytas. Nu irgi nėra didelis. Va toks. Čia jau gal kaip ir legalas. Nežinau, įdėsiu į sietą dėl nuotraukėlės. Opa!
Čia atspėjau jum kamerą, būdą panėrė. Ešeriokas. Nu, ne to susirinkom. Tai tiesa, kas taip perkat jauką internetu, tarkim, tai salmo ir nežinau, ar dar yra, reikėtų pasižiūrėti, bet buvo akcija, kad perki jauką, 5 jo pakelius jauko ir kibirą gauni dovanų. Tai užeikite salmo tinklapį ir pasižiūrėkite, įsimeskite krepšelį 5 bet kurio sensasą jauko ir įsimeskit kibiriuką, jo vertė yra gal 12 eurų. Tai žinau tik tiek, kad tos kibirėlius dalina, kaip sakyti, tol, kol jų ten kažkiek turės, kaip sakyti. Tai užeikit, įsimeskit į krepšelį ir matysit, ar duoda nemokamai tą kibirėlį ar neduoda. Nu, aišku, galima ir prie to pačio siuntimo dar visokių babakių, kaip sakau, prisisiųsti. Tai švinukų, kabliukų, plūdžių, visko, ko gali prireikti žvejybai. Tai užbėkit, pasižiūrėkit. Truputėlį. Vyrai kibimas. Ir nebėra kibimo. Kas čia yra, nu? O, eina. Leiskim jam išeiti. Iš žolių. Įėjo į žolės. Nu ką, reikia ko gero pakuotis. Kažkokių labai gerų rezultatų nėra. Kaip sakyti, tai
Tai reikia pakuotis. Na tai ką, ta žvejyba tokia buvo ne per geriausia, kaip sakyt. Tokia ta vietelė. Nelabai tos vietelės čia pažįstu, kaip sakyt, gerai. Nu va. Keli linukai. Sietas visas žalias. Keli linukai. Oi. Sietas visas žalias, reikės prasiplauti. Gerai, kelios nuotraukytės ir paleisimės į vandenį jos atgal. Va, mūsų žvejyba baigės, tai pasidarėm kelias nuotraukas ir ką mes paleidžiam tuos linukus. Auk toliau ir džiugink kitus. Džiuginkit kitus, kaip sakyti. Nu, tik ne tuos, kur palieka visas šiukšlės ir visa kita. Tai gerai, šitas video bus toks ir nusimatys, ko gero, kažkokių kitų geresnių video. Tai iki kito karto.